Sakau, reikia atpakuoti kartu, ką gavau iš Chanel. Dėžutė atkeliavo įpakuota, kad būtų apsaugota pagrindinė. Reikia nuvalyti. Nu, tas momentas. Aš tikiuosi, neišmėsiu kažko. Kažką išmečiau. Gerai. Lankstinukas. Ir patefonas. Patefo. Ai, čia ne lankstinukas, čia vinila. What? Vinilas šis veikia? Tas stalčiukė yra naujasis Chanel Chance kvapas. Wow. Jūs įsivaizduojat, dėl kvepalų va tokį pristatymą padaro. Reikia paleisti. Ne, aš moku naudotis. O jeigu neveiktų, tai biški toks būtų skemas, žinai. Pagarsim. Čia kvepalų pristatymas. Chanel Chance Splendid kvapą. Kiek žiūrėjau natas, tai jis yra toks saldesnis. Jaučiasi ir rožė, ir našlaitės, ir taip labai išlaikant tokį gerą subtilumą ir švarumą. Tai man čia patinka, tikrai vasarą prie suknelių matyčiau šitą kvapą. Šiaip iš Chanelio aš asmeniškai turiu vieną kvapą, kuris visada sulaukia pagirimų. Panelė, kaip jūs skaniai kvepiate, kokie čia kvapalai, tai yra Coco Mademoiselle kvapas va šitas. Matote, kiek aš buteliuko jau esu sunaudojusi, čia gal mano 4. jau buteliukas. Šitą kvapą atradau iš savo mamos, nuo vaikystės į šituo kvapu kvepinosi. Aš vaikystėje visiškai šito kvapo nemėgau, nes jis man visą laiką būdavo toks brandus, labai rafinuotas kvapas, bet kažkaip su metais turbūt pasikeitė visa kvapų paletė ir man šitas dabar kvapas, kiekvieną kartą pasikvepinus labai ir primena pačią mamą, bet aš iš karto matau tokią elegantišką, rafinuotą moterį su kostiumėliu, raudonais lūpdažiais, tai man labai patinka šitas kvapas. Ieškosi tokio lengvesnio vasariško kvapo, kur dominuotų gėlių ir vaisių natos, tai šitas Chance Splendid kvapas tikrai galėtų būti